Labas. Šiandieną aš susitinku su Robertu, Linas Agro žieminių rapsų kolekcijoje, kurioje yra net 3 rapul veislės. Visiems gerai žinomas dominatorius, taip pat mūsų naujiena teflonas. Ir šiandieną su Robertu kalbėsim apie mūsų veislę Janušą. Labas. Labas, Antanina. Labas. Eime pasižiūrėsim, ką čia gero turim. Eime. Tai kol keliaujam, Antanina, prie veislės Januš, gal galėtum vis tiek pasakyti ūkininkam, kaip tu matai, vertinant visus rapulio bandymus, kada Januš veislę reikėtų sėti, kokie yra sėjos terminai šitos veislės. Turint omeny, kad veislė Januš iš tikrųjų suformuoja tikrai didelę biomasę jau iš rudens. Ir taip pat kitas dalykas, kad labai stiprus šaknynas, lyginant su kitom ar ne mūsų veislėm, kurias mes turime savo privačiuose bandymuose, bei to šaknies skersmuo itin didelio diametro, irgi taip pat lyginant tiek su konkurentiniam veislėm, tiek su mūsų pačių krepšeliu, tai tikrai galiu rekomenduoti veislę Januš kaip vidutiniam terminam arba, jeigu reikalinga, vėlyviem terminam. Būtent taip ar ne ir buvo pernai metais. Nėjo laiku pasėti ir sėja daugelį atvejų buvo vėlyvesnė, tačiau matom, kad tai nebuvo problema šiai veislei iš viso. O Robertai, iš tavo perspektyvos, kaip tu manai, kokios žemės yra tinkamiausios Janušui, kad ši veislė parodytų savo visą veislės genetinį potencialą? Taip, tai mano vertinimu ir mūsų bandymų, tų pačių kolekcijų ar ne, kadangi siejam jas skirtingose regionuose Lietuvoje, derliaus rezultatų reziume, tai manau, kad Janušas yra tinkamiausias tom vidutiniam ir sunkesniem dirvožemiam, kur, aišku, ir derliaus potencialas yra didžiausias. Tai vis tiek yra vėlyvas hibridas, kuriam ir būtina turėti pakankamai drėgmės, gerai maisto medžiagų, kad parodytų tą didžiausią derliaus potencialą. Tai vidutiniškai sunkios dirvos tikrai šitai veislei padės atskleisti derliaus potencialą. O kalbant apie šių metų sėjos plotus, tavo nuomonė bus tokia patys kaip pernai, ar galbūt keisis į mažą ar didesnę pusę? Kokios tavo būtų interpretacijos? Iš tos pusės, žinoma, ar ne praėjusių metų situacija, sunku buvo sudėtinga pasėti, ypatingai ar ne Šiaurės Lietuvoje, tos žeminius rapsus, bet iš esmės sakyčiau, kad tos plotus turim faktinius dabar mažesnius ir gerokai mažesnius, net ir daugiau kaip 30% mažesniai bus nuimti šių metų javapjūtei, bet žvelgiant į ateities, žinoma, kol kas tai yra kultūra, kuri ekonomiškai ūkininkams vis dar atsiperka ir jie tikrai bus linkę, manau, sėti daugiau, kadangi vėl bus plotai ūkiuose augs ir jeigu turėsim tada sudėtingesnę sąlygas, sudėtingesnės derliaus nuėmimui, natūralu, kad ūkiams reikės tų veislių, kurios bus tinkamesnės tai vidutiniai ir vėlyviai būtent sėjai. Ir kitas dalykas, turint omeny, kad jeigu hektarų skaičiumi plotai didės, tai automatiškai greičiausiai bus tokių laukų, į kuriuos rapsas grįš galimai greičiau, kad būtų rekomenduojama. Tai taip pat reiškia, kad sveikos veislės šiais metais žais pagrindinį žaidimą veislės pasirinkime. Ir dėl tos priežasties manau, kad Janušas yra labai stiprus pasirinkimas Lietuvos ūkininkams, turint omeny taip pat vėl mūsų privačius bandymus, kuriuos mes atliekam per daugelį Europos šalių ir taip pat oficialius bandymus. Čia norėčiau labai paminėti Lenkijos Suborų. Man labai patinka šie bandymai, nes yra galimybė pasižiūrėti, koks buvo skirtingų veislių užkrėstumas skirtingoms lygoms. Tai bendrai susumavus vieną skaičių iš visų skirtingų lygų, matome, kad veislė Januš keletą metų tikrai paėmė labai stiprias pozicijas ir kai kuriais metais, tarkim 24, tai buvo numeris 1 veislė, imant visas testuotas veislės. Tai iš tikrųjų šiais duomenimis grįsdama galiu sakyti, kad Januš yra viena sveikiausių veislių Baltijos šalyse. Ir žinoma, tai reiškia, kad labai stipri veislė šiais metais pasirinkti ūkininkams. Taip, įvertinus, kad tu minėjai tą bendrą kontekstą, reiškia atsparumas verticiliozijai, sklerotiniam puviniam, famozijai, bet jos išskirtinumas, jeigu giliau lendant į tos duomenis, kuriuos tu aptariai gautus Soboro per tos 2 metus, tai yra vienas stipriausių veislių, būtent toleruojančių verticiliozę, kas irgi yra opi problema kai kuriuose regionuose, žvelgiant Lietuvoje. Ir tikrai, kaip tu sakai, tai yra vienas stipriausių pasirinkimų šiandien dienai tose intensyviuose ūkiuose, tai intensyvesnės sėjomainos.
Taip, ir dar plus kitas dalykas, mano nuomonė, yra labai stipri koreliacija tarp veislės sveikumo ir veislės derlingumo, ypač kalbant apie stabilų derlingumą, ne tas amerikietiškus ar ne kalnelius, bet stabilų derlingumą. Tai, Robertai, mes juokiamės iš Rapulio perspektyvos, kad tol, kol veislė nuo selekcininko patenka prieinama ūkininkui, turi praeiti Linas Agro skaistyklą, tai yra jūsų privačius bandymus ir demonstracinius bandymus tuo pačiu. Gal gali trumpai aptarti, kokie rezultatai buvo, tarkim, iš pernai metų? Taip, žinoma, ir būtina, manau, jais pasidalinti ir mes jais visada dalinamės su ūkininkais, tų pačių lauko dienų metu, kur irgi čia vyko šitoj Lukšių bendroviai. Būtent lauko diena ir ūkiai jau susipažino su praeitų metų rezultatais, bet žvelgiant į tai, kalbant apie mūsų privačius Dotnovasyts bandymus mažų laukelių, tai Janošas praeitais metais buvo derlingiausia veislė visuose bandymuose, tą, ką galim pasiūlyti šiandien dienai ūkininkams. Tai pasiekė 4,83 tonos iš hektaro derlių. Tai tikrai labai įspūdingas derlius, būtent vertinant praeitus metus. Ir kalbant apie tos gamybinių bandymų rezultatus, tai irgi praeitais metais, net ne praeitais, 2 metai iš eilės, Janošas irgi lyderiauja mūsų rezultatuose, ta prasme, derliaus. Tikrai veislė matom turinti stabilumą, o stabilios pajamos ir stabilus derliams ūkininkams yra vienas, manau, iš kertinių faktorių nulimančių auginti rapsą ar ne. Ir kaip tu jau minėjai, žaisti tuos amerikietiškus kalnelius yra tikrai nepavojinga, bet ir pavojinga, ir nuostolinga, ir tiesiog tai yra, nėra paprasta. Tikrai taip. Tai apibendrinant, mano nuomonė, Janoš, kaip ir minėjau, vienas sveikiausių veislių Baltijos šalyse. Iš tavo duomenų galim sakyti, kad ir viena derlingiausių veislių, ar ne? Turint omeny jūsų pačių patirtį per bandymus. Ir tai yra veislė, kuri tikrai bus vienas pagrindinių žaidėjų šių metų seijoje. Tikrai pritariu tau, kad tai tikrai to segmento veislė su vėlyva branda, su tokiu derliaus potencialu, intensyviai sėjomainai, tai yra vienas geriausių pasirinkimų šiandien dienai. Taip. Tai ką, linkime visiems geros sėjos ir taip pat gerų šių metų rezultatų.